Ir jūsų dėmesiui eteryje smagus, pramoginis, informacinis šou be komentarų. Policijos choro pareigūnai nusikaltėlius gaudo dainuodami. Lietuva visa daininga, policija taip pat. Protų mūšis. Klausimas štai toks. Kurios profesijos žmonės gali savo ramę sąžinę dainuoti tarnybos metu ir jiems už tai nieko nebus? Pirma atsakinėja Sandra, laikas eina. Kareiviai kartais dainuoja, kai žygiuoja. Kareiviai nesiskaito. Kodėl nesiskaito? Dėl to, kad kareiviams priklauso dainuoti, nes jeigu jie žygios nedainuodami, jie gali sustoti bet kurioje vietoje ir pradėti kas tapkasus. Klausimas pereina Džiugui, nepasakinėjam. Gal tada ugniagesiai? Ugniagesiams negalima, nes jeigu jie dainuos, tai žmonės pagalvos, kad jie atvažiavo pasityčiot, o ne gaisrą užgesinti. Nu jo. 5 taškai nueina Sandra ir vis dėlto teisingas atsakymas yra policininkai. Kodėl? Todėl, kad policininkai, kai gaudo nusikaltėlį, jie gali ramę sąžinę ir jiems už tai nieko nebus dainuoti dainą Stok ant akmenėlio. Ir nusikaltėliai sustoja? Kartais. Jau labai greitai, vasario 24 dieną TV3 televizijos eteryje prasidės grandiozinės chorų karų kovos, vienijančios visus Lietuvos miestelius. Tad jūsų dėmesiui pristatome pirmąjį ypatingą policijos chorą. Atrinkti dainingiausi policijos pareigūnai iš visos Lietuvos atvyko į muzikinę stovyklą, kurioje tik be komentarų kameros užfiksavo jų repeticijas. Jūs esat visi, kurie nuo pat vaikystės dainavo, ar yra tokių, kurie visai nesenai suprato, kad o Dieve, noriu būti dainininkas ir kodėl nepadainuoja dabar čia? Gimėm taip ir dainuojam. Taip? Ne, tikrai visi, man atrodo, jau senai tą muziką supranta ir gyvena ir visi prie jos prisirišę visada ir tikrai kolektyvas yra labai šaunus ir man atrodo, mes tikrai padarysim viską, ką galim. Šį policijos chorą į muzikinės kovas ves dainininkė Vaida Genytė, kuri prisipažino, jog policijos pareigūnai išties labai dainingi žmonės. Lietuva visa daininga, policija taip pat. Jie tikrai yra labai veržlus, jie yra maksimalistai, jie yra labai darbštų žmonės ir disciplinuoti labai. Tokie tikrai trokštantis, nežinau, aišku, jie nori nugalėti, noriu ir aš, kad mes nugalėtume. Faktas, bet tikrai ne iš tų, kurie pasiduoda. Tačiau labai įdomu, kas šiems policijos pareigūnams sudėtingiau – gaudyti nusikaltėlius ar vis tik dainuoti. Kas lengviau reiškia, gaudyti nusikaltėlius ar dainuoti? Dainuojant gaudyti nusikaltėlius. Su daina. Dainuojant, be abejo. Tai jeigu bėga koks plėšikas, jūs ten užtraukia kokią nors... Mes ritmą dainuojam ir lengviau bėgti. Kai bėga nusikaltėlis uždainuoja Stok ant akmenėlio ir sustoja nusikaltėlis. Atitrūkę nuo savo kasdieninių darbų, dainingieji policijos pareigūnai tikisi nugalėti chorų karų projekte. To, žinoma, labai trokšta ir jų generolė Vaida Genytė. Aš noriu taip pat ir savo ir visiems koristams policijos choro palinkėti, kad tikrai mes pirmieji nekristume, o eitume iki finalo. O gal ir laimėtume? Balsuoti už policijos chorą! Ačiū labai. Šiandien tiek žinių. Pasimatom lygiai po savaitės tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje 20:30 per TV3. Kaip yra gera, kad mes visi trys esam draugai. Iš tiesų, kaip fantastiška, kad mūsų draugystė tik stiprėja ir stiprėja. Tu esi Džiugai žmogus ugnis, tu esi žmogus ledas, o aš esu žmogus vanduo. Gera, Kaip gera, gera, kaip gera. šitiek turėti draugų. No.